Pradėjome filmuoti ir tik atsisėdo į autobusą, iškart valgyti pradeda ekskursijoje pakeliui. Jie buterbrodą iškart išsitraukė. Ir dabar aš čia darysiu kontentą visai Lietuvai, jinai žlagatyje. Atsisėdusi, šliunkšt. Grinai matos, kad rietavė esi užaugus, tokia rietaviškė. Įdegus graži visą jau tokį madistį, kanumų marketingų specialistį. Pisa buterbrodą, atsisėdusi prie neoninės šviesos. Taip, pradėsime nuo raustų šiandieną savo komandos abjuzinimas. Vadinamasis, ką Vilniuje vadina, turime nadaėdusią, plikį ir lenką. 3 tautinės mažumas, 3 mažumas už kadro ir 1 kretingalis deimantas priešais jūsų akis. Šiandieną yra 25 sezono laida, 24 kartus prapisu šansą mineralinis vanduo Vytautas čia stovėti. 1 kartą pasinaudojo ir dabar vėl nepasinaudoja, nes nesusiderina jos marketinginių pinigėlių. Nu ir gerai, toje atsiras Akvilė, atsiras Neptūnus, visi čia stovės pristatyta unika ir pasibaigs. Bet šiaip ir be rėmėjų mes pinigų išsilaikome, tiksliau aš išlaikau visus šitos tautinės mažumas iš savo kišenės ir iš jūsų gerbėmieji subscriberiai peržiūrų pinigėlių. Ant nulio išeina šitą laidą, totalus nulis. Bet už tai kaip ir ger, kiek skandalų Lietuvoje, kiek visokių ančialūpių gali kelti storius ir sakyti, o Stonkus šaipas iš manęs, kiek verslų prikėliau iš numirusiųjų, kiek blogų sprendimų tapo gerais sprendimais. Žodžiu, ši laida, bent jau Vytautas, jeigu aš numirsiu, kada nors Manto Stonkaus nelaidokite į menininkų kalnelį, bet jau Vytautų palaikėlius ne Kretingalį vežkite, o Vilniuje paguldykite šalia iškiliausių Lietuvos asmenybių, prašau. Gerai? Pradėkime šios dienos laidą, padėkodami Surfshark, mūsų rėmėjai, kuri šiandieną negaili savo lėšų ir nori jums pranešti žinią. Surfshark. Įsinstaliuokite į savo telefoną ir į visus įrenginius. Keliaukite, pasikeiskite VPN ir apsaugokite savo duomenis. Jeigu keliaujate oro uoste, norite jungtis prie Wi-Fi nesaugaus, Surfshark jums padės. Jeigu norite apsaugoti savo duomenis, gauti alarmas, Surfshark jums padės. Jeigu norite žiūrėti užsienietišką turinį ir negalite jo žiūrėti iš Lietuvos, patapkite amerikonų arba iš Angolos kokiu žmogumi, arba tailandiečių ir žiūrėkite, kas jums patinka, būdami atseit virtualėje toje šalyje. Tarkime, NFL matot, bėgioja 44 amerikonai, daužus viens į kitą. Norit žiūrėti? Neturit, negalite, sako, oi, negalima jūsų location'e žiūrėti šito. Pisat Surfshark ir žiūrite iš karto. Surfsharką galite pajungti ir ant savo telefono, ir ant savo mamos telefonų, ir ant savo tečiaus telefonų, žodžiu, ant visos šeimos ir dar ant televizoriaus. Tai va, tokias naujienas, aš turiu nuolaidos kodą Vytukas. Įvedat nuolaidos kodą Vytukas, gaunate 4 papildomus mėnesius nemokamai. Tai išsakykite, naudokitės ir būkite saugos internete. Ačiū Surfshark. Va, mes dėka jūsų ir violetiniai esame. Ten tokie žali, šiaip Surfsharkas ir labiau tokių. Ai, nepasakiau, daugiau informacijos apie Surfshark, visi planai, nuolaidos kodai, video aprašyme. Važiuojam. Aktualijas. Beprecedentis atvejais. Sulaikė lietuvį įtariamą iš Amazon išviliojus per 2,5 milijonų eurų. Bet šiaip aš pasakysiu, lietuviai labai garsėja šituo. Atsimena tas, kur buvo nuteistas, kur siuntinėjo sąskaitas Facebook'ui ir Google, man atrodo, apsimets kažkokie Tomo kompiuteriai. Išraš sąskaitą iš 3 milijonus, ten buhalterį Google gauna sąskaitą, gerai, padaro apmokėjimą. 122, man atrodo, ar ne milijonus tik tai pavogė. Tai čia
šitas beprecedentis atvejis, pirmiausia, prašyčiau antraštas netrukšmauti taip. Visų antra, 2,5 milijonų eurų išvilioti iš Amazonės džiunglių genčių yra didelis pasiekimas. Tikrai, žmonės malūnsparnį nematė, su ietėmis į lėktuvus mėto, iš kur jie 2,5 milijonų turėjo, nežinau. Šiaip žinau iš tikrųjų, kad čia yra Amazon Jeffo Bezoso, tai dabar paskelbė turtingiausius žmonės pasaulyje, tai Bezosas pritrūks 2,5 milijonų, kad aplektų tą atsilikėliuką Eloną Muską. Ačiū lietuviai, padėkokim. Ačiū tau. Toks žmogus gražus, panašus į mano Bezosas vargšas, į mano redaktorį ir į mylimiausią dainininką Vidą. Ir atėmė 2,5 milijonų. Į kur tu susidėjai dabar tus 2,5 milijonų? Vilniui būtų nenusipirks iš 2,5 milijonų. Geriausiu atveju motyvą gali nueiti pavalgyti tuno vakarienę. Ir tai pribėgs kekšės kaip vištus prie grūdų ir išles viską ir liks basas. Ką čia per laikrodis? Orient, čia jau Bartuševičiaus reikia klausti, ar geras ar negeras. Prezidentūra Lietuvai, dvitaškis. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungoje galima būtų vėl kelti laiko sukiojimo klausimą. Nu kelkite gal, bet aš sakyčiau, gal būtų laiko, gal nesukiojimo, gal būtų geriau laikas iškelti Žemaitaičio klausimą koalicijoje. Galbūt svarbesnis klausimas. Arba galite apipisti Žemaitaitį, atsukti laiką, sakyti, oi, Remigijau, atsisuko laikrodis dabar, rytoj tau darbelį reikia ateiti 5 valandom vėliau. Ir kokį nors dėti baudą, pavėlavai 5 valandom, bus išmestas dabar iš Seimo, arba ateiksiu tėvais. Šiaip tai tikrai, man labai norėčiau, kad liktų vasaros laikas ir šviesiau, ir pimpalistams nėra tai patogu, nes negali prie saulėtekio Vilniuje slėptis. Dabar 5 vakarų jau bibis šveičiasi, jau laukia grįžtančių pirmakursių, o dabar bus kuo ilgiau, tuo šviesiau, dar atvažiuos kokie kretingali studentai iš VGTU statybos inžinerijos, pamatys, jie pridaužys. Ne, vien dėl šito jau reikėtų. Žodžiu, yra labai daug. Kažkada Karbauskis sakė, jo net karvės ten susipliončino, nebeduoda pieno laiko. Tai. Bet čia Karbauskiui atskirai reikėtų jam daryti karvių referendumą, jam labai referendumus patinka daryti, tai čia jau jo pisalas, kaip sakome mes Kretingalyje. Nepilnametis šiaulietis programišius reketavo Indijos įmonę. Va čia ir maladėts. Va čia yra tikrasis princų palikimas Šiauliuose. Sėdi pizdukas 14 metų su veipu braškiniu. Hello Indians. Now, or you give me $10,000 today, or tomorrow, bled pizda you will be. What you say? No, don't come here, $10,000. I want to scam you. Don't scam me. Kas tau, kuro yra, tu girdi, balibabau, duodi dabar 10,000 eurų Solana, arba atvažiuos, arba prie tavo namų bus. Supratai. Žemaitaitis sako, prezidentas netiesiogiai atsiprašė Nemuno aušros. Kas tavęs gali atsiprašyti už ką? Apie tai net nieks negalvoja. Žemaitaitis yra kaip aikštinga pana, kur eina, daro intrigas universitete, tokį pirmakursį, žinai. Prieina, sėdi 5 kartojasi aukštąją matematiką, ten Žemaitaitis. Tai jau jaučiu, manis atsiprašė, ne? Vis žiūri, tai kad tu kur čia veiktis, net nieks neklausė, nieks neprašė. Kaip jam susišviečia, ką jis nori, taip jisai padaro. Dabar štai straipsnis. Žemaitaitis sako, kad neigdamas 5-osios kolonos egzistavimą Seime prezidentas Gitanas Nausėda netiesiogiai, prezidentas Gitanas Nausėda. Reikia gražiai perskaityti. Netiesiogiai atsiprašė Nemuno Dešros ir kitų kolegų, kurius bandė įžeisti. Tave bandė įžeisti, kad tave 5 koloną pavadino. Taigi čia tavo ir siekiamybė, Remigijau. Seime kalbant Zurabišvili, gerbiamais viešniai, ąžuolo akibrokštas demonstratyviai sėdėjo atsukęs nugarą. Ne jisai demonstratyviai, jisai yra antiek
nasigaudant aplinkoje, kad net nežinai, į kurią pusę reikia žiūrėti. Sėd belenkur, žiūri tą savo kitą draugelį, galimai 5. kolonininką. Kad jie pasižiūrėkit, man tokie malalietkos iš 3 vidurkis tokie. Žinai, kur kalba istorijos mokytojai, jau kur nusisukim, davai, aktų salėje, stovėkime sieną. Stovėkit, nusisukim sieną. Tai kas paprotestavot, visi sėdi normaliai, jūs sėdi nusisukim sieną. Ir sėdėkit. Elito naujienos. Ir štai šaunam atgal į apačią. Mija atvirai apie pasitusi šou verslą ir tylos metus. Aš grįžau. Iš kur? Iš afterio? Nu gerai, Mija, tai sveikiname, grįžai. Labą dieną, Mija, sveiki, ko norėsite, ko galim padėti čia pasitusime šou versle. Pažiūrėkime, kaip jinai atsiliepia apie šou verslą. Aš girdėjau, viena buvo tokia baletų šokėja, kur pasiutus buvo, oi, čia Lietuva užkariavo pop mafija, arenas tik žemaitukai renka, visi renka, o mano baletas nerenka nieko. Nešūdinis baletas yra, dėl to ir nerenka. Normalus baletas, pažiūrėk, bilietų neįmanoma gauti. Statyk normalų baletą, pirks bilietų žmonės. Sima. Dainininkis Mijus Pilibaitytis populiarumas neblėsta jau daugybę metų. Priešingai, vienintelis laikas, kai ji gali pailsėti nuo šou verslo, yra įmanomas tik tuo metu, kai pisa gerai ir atsijungia. Ai, nors ne. kai pasirenka pati. Nu tai taip. Todėl po kelių metų tylos Mija ir vėl grįžta, o atvirame interviu ji prabyla ir apie didžiuosius savo laimėjimus, kurie atvėrė kelią Lietuvos muzikos Olimpą. Atskleidžia, koks rokenrolo kupinas anuomet buvo pramogų pasaulis ir su kokia didžiulė atsakomybė žvelgia į savo naujas pareigas TV3 žiniasklaidos grupės projekte LT Karaoke. Kaip sako, nesurinkome arenos, surinkime bent pusę baro. LT Karaoke. Kas čia kurva per yra? Kas čia yra? Čia tas pats, kaip aš padaryčiau Eurolygą, bet pas pranuką kambarį į sieninį krepšiuką. LT Karaoke. Karaoke Mijos receptas. Leidęs staigiai šauti Lietuvos pramogų pasaulį. Ai, nuo kur pradėjai, ten ir pabaigsi, kaip sakant. Iš dulkės gimiai, dulkė ir numirsi. Šią tylos redaktorę netrukdykite, nes aš matau išskirtinius baisius vaizdus, arba jūs man įdėjote kavą DMT, arba čia yra džiazų naujas įvaizdis, arba džiazų visada buvo elfas. Išskirtinė džiazų premjera Welcome. Apie fantastiką elfai, nėštumas ir donut. Vienas donuts noriu pabrėžti. Welcome yra ir angliškai sako sveiki atvykę, bet ir iš nuotraukų Welcome irgi neblogai. Norėčiau, kad mane vilktum taip. Išėjęs pavasaris, prisivalgys musmirį nelegaliai, pavilks mane, ateis policininkas į Welcome. Ką Welcome? Musmiris Welcome. Namo Welcome. Pėski Kretingalis kalėjimą 11 metų. Ir sėdėčiau, nes pati Kretingalė ir kaip kalėjimas. Gražiai atrodo džiazų, elfė ir šefis man gražu. Sveika sugrįžus, tikrai džiugu, kad grįžai į YouTube, į eterį, o ne į LT Karaoke. Remis Retro ir Mancero pristato premjerą. Vaizdo klipe linksmybės Londone ir įspūdingo grožio dvynės. Bet aš gerai noriu paklausti dabar. Yra visų tokia fantazija. O jau kaip norėčiau nudėti dvi dvynes. Tai tu norėtum nudėti dvi dvynes, bet kaip sesė su sesutį dabar lovai plikom raityti su tavim vienu. Įsivaizduoji? Nu, nėra smagu. Dabar tau reikėtų, pavyzdžiui, su draugeliu nudėti vieną. Ir tai būtų nejauk. O jeigu su broliu, pavyzdžiui, Stonkui su Silvestru reikėtų, nu, eik tu šik. Nu, tikrai nenorėčiau matyti savo broliaus, kur, nu, ne savo broliaus, man Stonkaus broliaus, kur plauks tvarku ir, nu, kaip nejaukiai būtų. Bet šiaip nesakau, kad jie tą daro, tik tiesiog hipotetiškai dabar apšnekėjau apie dvynis. O šiaip labai gražis dvynukės, Mancero aš nebuvau girdėjęs tokio atlikėjo. Čia tas, kur striukės daro tokias labai brangias. Ar ten Moncler yra? Ten Moncler yra, ne Mancero. Oi, kaip norėčiau nuvažiuoti, kaip norėčiau būti koks nors komikas podcast draugelių turėti ir nuvažiuoti į Londoną ir gerai pabūti. Bet gaila, kad esu tik Vytautas iš Kretingalis ir man niekada taip nepavyks.
Štai dar vienas ąžuolas, tas normalusis ąžuolas, ne tas Valius, o šitas Misiukevičius. Jam nemalonumai sulaukė rimtų buvusios kolegijos kaltinimų. Leisk atspėsi tikrai ne dėl priekabiavimų. Ąžuolai, ką tu čia darai? Pats nežinau. Nežinau, kažkaip rankausi. Ne. Kodėl ąžuolas biški kaip Gitanas dabar prašneko? O ką padarė jisai tai buvusiai kolegijai? Kolegija, Salono Garbanų klinika. Labai teisingas pavadinimus parinktas Garbanų klinika. Tai jūs esat plaukų stilistė? Ne, aš esu Garbanų anesteziologė. Tai jūs gal galite mane apkirpti? Ne, galime padaryti jums šukuosenos operaciją. Nas klinika, supranti. O čia mano kirpėja, ne, čia jūsų plaukų slaugytoja. Pagalvojau apie kitą procedūrą, kur šlanką kiša dabar, kaip jinai vadinasi. O galit biški šonus trumpiau? Ne, mes galim padaryti jums šonų kolonoskopiją. Matot, kaip jūsų plaukai išeina? Gerai, kas čia nutiko? Ąžuolas elektroninė parduotuvė nukopijavo jos kurtą tekstą produktų aprašymus. Ąžuolai, lopsi, esi nežinai, kad čia GPT yra, tai paprašyk, sukurs tau. Net gėda skaityti iš tikrųjų. Kaip mulkis, kur, žinai, duoda klasiokį nusirašyti ir paimi viską perrašai. Ir sausų pisidieną, ir klasiokiai. Nes mokytoja perskaitė, sako, čia tas pats ir kas kuriam nusirašė, ir abudu gauna po du. Na juk pakeis po vieną žvadę žoliuką. Po OG veršint skyrybų su Karolinu Meskino pasirodžiusios dainos sujudimas. Pasipylė komentarai. Pasipils komentarai. Pasipylė peržiūrus. Pasirodė klipas, pasipylė peržiūrus. Tai jeigu padarė klipą, tai tam ir daro, kad pažiūrėtų. Arba aš darau turinį provokatyvų tam, kad žmonės ateitų komentuoti. Dabar rašykit straipsnį. Vytautas Vidutinysis paklibino Rasę Vilkienį, pažmučgavojo Rasę Vilkienį. Ir nustebkit, kad pasipylė komentarai. Tai tam ir žmugždavojo, kad pasipiltų komentarai. Šiaip Rasė Vilkienė, aš tau nepasikiau linkėjimų dar. Kaip gražiai tu išspaudėjai vašką iš visos situacijos. Pasidarė savo gražų rilsą, Vytautas Vidutinį įsidėjo, mane pamalonino. Tai buvo arčiausiai, kiek aš buvau seksas su Rasa Vilkienė. Kol kas. O kalbant apie šitos žmonės, aš nenorėčiau daug komentuoti, nes čia yra, man skaudu, man iki pačios dienelės skaudu širdį ir labai graži daina šiaip ir labai gražus viršelis tos dainos ir viskas ten yra buvo labai gražu. Tikiuosi, kad tie žmonės išgys, bus laimingi ir tikiuosi, kad viskas bus gerai ir išsigydys savo žaizdas ir laimingai savo gyvens. Ne tik tie du, bet tas trečiasis angeliukas svarbiausia. Viskas, ką turėjau pasakyti. O jūs irgi eikite, paklausykite tos dainos ir parašykite komentarą, kad ta daina daugiau peržiūrų surinktų. Kur čia dabar atskirti šašlyką? Ką čia man? Šašlykas prieš ir po. Prieš kepimą ir po kepimą. Ai, čia rimiškis šiandien šašlyks, aš galvojau marinuoti kiaulieną. Juokauja, Andriau, ko tu jimi į galvą. Išgirdus, kiek šašlykų Andrius ir Rimiškis suvalgo vienu kartu, nustebtų vienas. Aš tikrai turiu gali. Kur Andrius ir Rimiškis suvalgo šašlykų visą iešmą, 2 iešmus, 3 iešmus, visi sugula į skranduką. Ir tada, kai jau nebėra skrandukė, į stemplę dedas tie po vieną, žinai, taip ant viršaus, deda šašlykiukai ir po to jau, kai Andrius taip sėdi šašlykų prisivalgė, sako, Andriau prisivalgė, Andrius sako, ir sako, parodė, ką viską suvalgė, išsižioja, ir matos ten, grinai prie šašlyks paskutinis toks, atgulis toksai, kur po biškį tik tai regeneruojasi ir įeina į kūną. Sveikinu Andriau su supergalia, šašlykmenas mūsų Lietuvos, artėjant vasarai, tikrai siaups Lietuvos paežerėse. O jeigu atsikelsite kur nors aplinkui Klaipėdos rajoną ryte ir bus išpyzdinti šašlykai, žinokit, kad Rimiškis pasidarbavo naktį. Nes nustebtumėt, kiek šašlykų jis gali suvalgyti. O kiek dėžių, šašlykų, dėžių šašlykų gali suvalgyti. Daugiau. Bedantis, taip, bomžas ir milijonierė. Ne, verslininkas Antanas Guoga pasirodė be priekinio danties.
gal šitą foto heiteriams nuotaiką pakels. Nepakėlė, nes koks skirtums, kad tu gali nueiti į Dubajų ir įsidėti Dubajo šokoladą čia. Arba nueiti per 5 minutės sutvarkys tau tą dantį, mes žinom, kiek tu milijonų daug turi. Nei juoking, nei kas. Pamatytum mano babą, kiek dantų neturi. Va ten tai pakeltų nuotaiką tau pačiam. Spėk, kiek nėra dantų pas mano babą. Ne vieno. Va ten tai ir gerai. Bet užtat vyrai kaip žiūri ją su tokiom akėlėm. Jo. Man būtų smagu, jeigu jūs geriau būtų su žmonu šiaip ant bairių. Išsipistumėt kas antrą dantį. Tokie, kur smygolai, du būtumėt. O tada heiteriams tikrai pakeltų nuotaiką. O dabar čia toksai eilinis paspirtuko vairuotojas. Eilinę vasaros dieną Lietuvoje per ilgąją savaitgalį. Susidėktas dantis nebejuokinčia žmonių. Plinta vaizdo įrašas, kaip Jankevičius mėgdžioja Žemaitaitį. Sulaukė aršios jo palaikytojų reakcijos. Žiūrėkit, aš dabar pasakysiu tam Jankevičiui. Tu iš viskas toks esi, kad iš politikų šaipytumės. Kodėl negali būti normalaus humoro, o visada turi būti patyčios? Kodėl negali kažkaip, taip kaip mėgsta Remigijaus fanai, rusiškai kažkaip, su potekste tokią anekdotą suskelti? Būtinai patyčios. Jau iš kur prisižiūrėjai? Iš mamos apdovanojimų, kaip tas plūgis pimpalnosis jau visus tyčiojasi. Ir dabar tau iš paskos reikia. Yra juk subtiliai kažkaip galima, su keliais sluoksniais. Dabar vargšą žmogų jaučiu išvadinu kokiu penktokolonininku, vatniku, valstybės galimai išdaviku. Nu tai čia humoras? Manau, kad taip. Norit padarysi Žemaitaičių parodiją? Žiūrėkit. Aš esu Žemaitaičių. O, labą dieną, ar jūs esate Putinas? Gerai, žinoma, kad galiu. Skanaus man. Ačiū visiems, kurie parašyta Mantui Stonkui, kai jis išėjo į mišką su šitom ausinėm. Pidarasis pavogė iš manęs. Toks bagotas, on negali nusipirkti savo ausinį. Vytauto turi imti. Būkit labai atsargus, ko klausot. Gyvatė tai visada buvo simbolis šėtono. Vanduo irgi. Kubas, kuriame čia šokama, irgi. Perplaukti, velnias įeina. Koks čia durnelis dabar komentuoja. O, sveiki, koldūnai visada buvo velnių simbolis. Va, paimam koldūnų maišą, matot, byra į vandenį. Koldūns virimus vandens yra pragarų simbolis, nes verdi smala. Eik tu darbą susirask, tu pašalpini tu. Nekomentavis čia prie televizoriaus nesąmonių. Nu koks turi būti plūgus atsilikėlis? Ką tokių nesąmonių prisigalvoti? Tu šūdo gabalė tu. Mūsų džesikutis šitaip išvadinti raganiukę. Pats kipšas paskutinis, net ne kipšas, lietuvių mitologijos dievaitis Pyzius. Gamta. Man, draugėlis, ne jums medžiams suprast. Aš žinau šitas Taisonas. Gerai, išešneka kažką Žemaitis, aišku. Gerai, pažiūrim video įrašą. Bet koks yra juokingas jo įrašas, kaip jisai sėdė Airijoje, daro laivą. Matė šitą? Dar prieš tai, kai Tyson tapo. Daro šepetį. O, kur ne jums medžias prast ir dar šepetį ir policija ateina Airijos ir supakuoja medį. Na, tau medį suprast, kad nereikia dėti šepečių ir laivus daryti. Man medžiui seniai tas aišku. Tadžio mūšis su Telšių policija. Tai kiek tų ekipažų prisistatė? 9 mašinas, man atrodo. Iš Šiaulių su švyturėliais atlikė. 2 ar 3. Bet aš suprantu, kad tai tau irgi baigėsi nelabai gerai. Nu, išvežė mane iš Šiaulių. Bėdos Lietuvoje ir Anglijoje. Kits gyvenimas. Anglijoje. Ir tada grįžai Telšius? Deportavo. Nu, geras, veiksiu, grįžti Telšius, tikrai, ir kon veikti. Žmonėms darbą prasidės, plyts reikės nešiuoti, reikės betonų maišyti. Net tau medį suprast, kaip čia Lietuvo gerą mes gyvenam. Sveiksiu, grįžti, numi, bahorė. O, satanistų tėvas, Dominikas Paškevičius. Kokį čia mes gavome dabar
kinder surprizą. Ką išviniosime, ką rasime viduje šito saldaus kiaušinuko? Aš tai žinau, aš visą laiką žinok, tiesos ieškojau. Man ta tiesa buvo, aš net kažkaip net sakydavau, aš dėl tos tiesos aš net galėčiau mirti, aš visokių narsių širdžių prisižiūrėjęs ten sutečiu. Ir atrodo ten, kuris ten freedom, jam ten plėšia vidurius, jis ten freedom šauk, man atrodo. O kas čia tą tiesos interviu įmudavo, man labai įdomu. Va čia yra. Ir kai žmonėm jau reikia tą savo gyvenime parodyti, ne, kad jis neo, nu taigi prieš sistemą, prieš visą, ar tau net jeigu tu ir už sistemą, bet ar tau neįdomiau, ar net nėra to tokio azarto kažkokio tai. Žinai, su tėčiu narsių širdžių prisižiūrėjęs, aš kaip, jeigu būčiau tėtis, aš irgi nusileičiau iki savo vaiko lygio. Kur buvau normalus, žiūriu, įeinu į kambarį, sūnus auga, įeinu, kiekvieną kartą žiūri, jis tiesos ieško, paslėptis po stalo. Ką tu čia darai? Tiesos ieškau, sako. Vėl įeinu, 13 metų, vėl jis tiesos ieško. Nu, galvoju, išaugs iš to tiesos ieškojimo. 25 metai sueina, jis tiesos tebe ieško. Tėvas tad sako, mes tų narsių širdžių prisižiūrėję, aš savo sūnaus neišduosiu, aš geriau nusileisiu iki jo lygio ir va būsim abudu tiesos ieškotojai. Ir vis žmonės sako, kodėl, taigi toks geras dainininkas buvai. Ir tada jisai sako, šitą sūnų man likimas dovanojo. O, štai turime dar vieną netradicinis e-sveikatos atstovę. Jėzau, mergytis. Nu gerai, paklausom šitą. Mergytis. Mūsų gimdybės. Šiaip nemeluoja, kad gimdos kanalas ir gyvybės portalas. Tik tai aš nesakyčiau, portalas turėtų jungti sportas prie kažkokio HDMI ar USB-C. Jūs daugiau jungėtės prie tokio už-PC. Bet tikrai. Aš dabar galim pasiginčyti. Vyra tai falas, tai spermatozoidų kanalas, kuris lenda į jūsų mediciną. Arba ne į gimdos kanalą gali eiti ir ant žando. Arba ant krūtinės, bet tada nebus vyrų rinktinės, nes gimstamumą mažinam kas kartą. Tunukas grybelį ir negims buzelis. Penktoko eiliavimas čia kažkoksai. Sporto naujienos. Oi. Aš žinau, Remigijus Viršila žiūri šitą laidą, yra didžiulis fanas. Aš turiu pasakyti, man... Nu, tai džiaugis, nes jau būtum sunešiotas. Kaip obolys. Kaip obolys į vieną kasą. Vegetaras, blėt, grybai, oboliai. Čia, blėt, valgai. Tu valgai mėsą bent jau prieš kovą, kad neišalptum. Ar kaip tu ten sakei? O paskui jau vakarė pilvą. Bent jau prieš kovą. Ar išeisi storas visą? Išeisiu storas, na. Storas išeisi. Jo, išeisiu storas. Grybas ir gausi malkų ir viskas. Tu, blėt, tu pizda. Bus pamatysiu. Pizda tau. Pažiūrėjom. Oh my goodness, gerai, čia labai buvo įdomus interviu, o dabar štai turime, o šitų nebuvau matęs Edito. Labai toks nepopuliarus, tik 53 laikai. Arba jis neklausė trenerių, tokiu atveju mes prisirišame rankas pakeltą su galva, arba su lapkėmis per ausis, kai tik nuleidžia rankas už pastangas. Nežinau, koks Viršila treneris treniruoja, atvažiuoja pas mane į klubą, išmokyčiau nors rankas laikyti pakeltas. Ir Dovydo žvaigždė. Čia toks provokatyvus emodžis. Bet kaip skaniai gavo. Nuo vegetaro. Esu matęs vieną kartą tik tai, kad žmogus taip krenta. Kai mano bočius pabaidė arklį. Kaip pisi iš kanopos. Liko bočius taip su viena ranka. Bet žiaur buvo iš tikrųjų, kaip tu Viršilenzą prajungė. Bet vat man yra baisiausia ta dalis, kur
kur reikia eini kovoji, nu laimėjai, pralaimėjai. Bet kai jie dar daro tą turinį, tenai šneka, vien tų kūro pamatys, tau pydara bus. Ir vis tiek kažkuris atrodys blogiau šitoje vietoje. O Remigijus yra aukštesnis ir ilgesniam rankom, bet neturi Gucci džemperį. Bet žinot, kas skaudžiausia buvo žiūrėti ir Remigijų, kai nukrito, atsistojo ir pradėjo skaičiuoti teisėjas. 1, 2, o Remigijus mat tik tai raudon šviečiant laikroduką tokį. Reklama! Čia tas naujas Snieguolė ir 7 nykštukai, kur yra įvertinti IMDb 1,6 balo. Bet žiūrėkit, visus leasingo paslaugos, asmeniniai kreditai, skambinkite, bendrausime, galimai ir nuotoliu, nes į vidų aš jūs neįleičiau. Nors su tokiu, koks kvapus yra čia, kvapas čia namuose, tai gal galėsite užeiti. Gerai, žiūrim, ką čia turim. Pirmieji klientai jau atvyko pas mus. Laukiame ir jūsų. Dubijos gatvė 79 Šiauliai. Auto aikštelė. Tokie, jūs į nelaisvę buvot paėmę tos 2 klientus pirmuosius. Ir man labiausiai patinka visgi Lidl šitoj vietoj komunikacija. 2 karalystės susiduri vieną prieš kitą. Aukšta kokybė. Čia yra va, tie 2 aukštas kokybės ir 1 žema kaina. Orai. Štai turime. Nagli Šulyje įspėja pasiruošti. Štai kokie orai laukia. Man būtų įdomu, jeigu įsijungi Tele3 žinias ir tenai Nagli Šulyje atsistoja tiesiog prie tų žemėlapiaus. Sveiki, čia aš Nagli Šulyje. Va, kokie orai. Ir nieko nesako. Nes mes ir patys matom. O dabar visą gerą lietą. O čia Remigijaus sūnus. Remigijus turi vaiką. Remigijus buvo nėščias, kai trenkė jam ir iškrito kūdikis jam. Tai dabar per tiek greit užaugo, nes ant kreatino guminukų maitina tik tai kreatino guminukais. Ir užaugo. Arte. Vau. Nu kaip jūs juokėtės? Žiūrėk, Grins tėčiaus makras. Buvo meilė tartum seilė, bet nutįso ir gana. Aš kelsi žvaigždės sugrįžimus? Bet nutįso ir gana. Niekada nepagalvo. Buvo meilė tartum seilė, nebeliko mano meilės. Mano babiški gaila ir vaikinukų, nes akivaizdžiai su ne Lietuvoje gyvena, nes laivų darys su specovke, kur nors bobkėtė atsisėdis kabinoj. Jų tiek Lietuvos pasilgų. Sugrįžk. Arte, sugrįžk. Galvojau, kad čia redaktorius bus kokį juokingai kėlis Viršilus vaiką, o čia ir Viršilus sūnus patriotus pasirodo. Grįžk į Lietuvą. Arte, čia žinok yra ir mergų gerų, ir darbo yra, ir nebūk tu tenai ir Danijoje, ir Anglijoje, ir Škotijoje, ir Norvegijoje, ir Švedijoje, kur tu ten bebūtum. Nešaltas klimatas, tikrai ne Ispanijoje esi. Grįžk greičiau į Lietuvą, mes čia tavęs laukiam ir lygiai taip pat galėsi laivus daryti. O jeigu tokius dainas dainuoja apie mylių tėvynę, šaunuolis, tai gal ir reikaling dabar, žinok, tam tėvynėje tarnaujančių jaunuolių. Tai Arte, kudos, esi maldėts ir nesusparnsi gariukai, rūkė jisai per laivą, net nekreipdėmis, kad ten kažką parašė. Tai linkėjimą tau Arti. Gerai, Arte, ačiū, kad pabaigai mūsų šios dienos epizodą. Daugiau nieko nebeturiu ką pasakyti. Laukime 26 epizodo, laukime čia rėmėjų, laukime čia rėmėjų, čia yra vietos rėmėjim. Songoku podėlis, užsikūriau nuo kavos, pavirsiu dabar į geltonajančią snapį. Linkėjimai visiems, mažiems ir dideliems, žiūrėkite vietos šou ir būkite normalų žmonės. Čiau, čiau.